Labą dieną, aš Tadas Vidmantas, režisierius. Pasiaiškinsiu, kodėl filmuoju save su telefonu. Garsą įrašinėju normalių prietaisų, bet filmuoju, netgi klausau savęs. Čia jau profesinė liga. Kodėl filmuoju telefonu? Todėl, kad kai praeitą kartą buvau Lietuvoje filmuoti šito muzikinio klipo. Baby girl, you tease me with your sexy body. Drop that dress, come with me. Vežiaus fotiką su visais objektyvais, bet kol buvau Lietuvoje gavau dovanų Lego. Ir reikėjo nuspręsti, ką parsvežti, ar fotiką, ar Lego. Čia dar nebaigtas, čia bus robotas. Apie medijas. Nežinau, ką jums pasakyti apie medijas. Aš geriausiai išmanau vieną, dvi gal. Išmanau video visai neblogai ir išmokau tą pats. tą galima padaryti, jeigu labai nori. Nebūtina stoti į universitetą. Aš telefoną esu priklijavęs su lipnia juosta prie toršeros. Kodėl aš kuriu filmus? Todėl, kad sukurti filmą yra labai įdomu. Reikia filmą parašyti, nufilmuoti, prieš tai galima nusipiešti kadruotės, reikia sumontuoti, paskui reikia uždėti muziką. Nežinau, ką daryčiau dabar, jeigu nebūtų YouTube atsiradus. Neįsivaizduoju, turbūt lankstinukus maketuočiau. Maksimai. Gabrielė prašė pasidalinti kažkokiais patarimais, paskatinimais, skatintuvėliais. Kurkit, rašykit, filmuokit, fotografuokit daug šūdus, gerus dalykus, viską. Aš pats esu daug nesąmonių prifilmavęs, bet jūs to nežinot, nes aš jų nepaleidžiu internetą. Aišku, gal jums atrodo, kad mano ir paleisti internetą darbai yra šūdai ir nesąmonės. Bet čia jau jūsų problema. Vaizde svarbiausia yra garsas. Dabar mano vaizdas yra mažos rezoliucijos, bet garsas yra įrašytas geras. Be jokių aidų, triukšmų pašalinių. Aš atrodau daug rimčiau. Garsas visą laiką yra labai svarbu. Ne visokie ten efektai. Dar vienas dalykas, labai svarbus. Ką bedarytumėt, jūs tas darbas turi džiuginti. Neįdomu yra, kai nedžiugina, neįdomu yra, kai darot kaip kiti. Neįdomu yra, jeigu nedarot nieko, bet viską žinot ir patarinėjat kitiem. Va, tokiem va, ką turiu pasakyti. Jeigu turit kokių klausimų ar klausimų, galit rašyti e-mailą man, visada visiems atsakau. Dabar tik neturiu interneto, tai net rašysiu tą pačią dieną. Nežinau, gal jau kai jūs žiūrit, gal aš jau ir turiu. Aš neturiu šiandien, kas yra 22 lapkričio. Mano gimtadienis. Aš pats savo nuobodus darau. Būkit smalsus.